Bet man to nepakako, todėl aš susirašiau akis į akį susitikti su 12-okais. Discovery studijas už probleme. Ar galite atsakyti porą klausimų? Ką manto apie dabartinę geopolitinę padėtį? Čia. Užduosiu porą klausimų. Užduok porą klausimų. Ką manto apie tokią situaciją visuomenėje? Labai yra gerai, ypač kai alus brangsta. Tai nemaišo jums gyventi pilnaverčią gyvenimą? Maišo, nes už mokslo tyrimų nieks nemoka, kaip ir yra. Reikia kitų savanorių. Tu! Tu! Ar jūs išgelbėjote šį pasaulį? Jeigu vėžlys neturi kiauto, tai jis benamis ar nuogas? Nuogas. Kodėl taip manote? Nes tai gal. Bet jis ir gyvena puikiausiai. Nepikas. Jūs tai niekiek negąsdina. Jeigu tu su drabužiais, tai su drabužiais gyveni. Taip. Tai Aš neturiu kitų namų. Ką manote apie šimtadienį? Linksma šventė. Ką norėtumėte palinkėti savo auklėtiniam šimtadienio progą? Ką manote apie šitą jaunuolį? Kažkoks interesas. Kodėl jūs nemėgstate? Pirmą kartą matau šiandien. Jis jūsų klasiokas, kaip jūs galite pirmą kartą šiandien pamatyti? Čia žurnalistas. Užsiimti. Jūsų dantis kažvaras. Nepapasakot, kaip reikės apsirengti. Dėja, negaliu. Kodėl? Jeigu pasakyčiau, turėčiau jūs užmušti. Neužmušti. Aš dar nepasakiau. Pasakyk. Nesakysiu. Aš leidžiu. Dėja, Kodėl? nežinau. Nu, tai tada einu. Ne, neikit. Prašau. Kodėl? Aš jūs myliu. Tikrai? Dar kartą pasakyk. Galiu tai rodyti. Duosiu bučką. Tiesiog šimtadienio proga. Ar Taip, tiesiog šimtadienio proga. tiesiog šimtadienio? Geros šventės, smagios šventės. Linksmos šventės. Ką manote apie šitą praeivį? Ką norėtumėte palinkėti savo auklėtiniams? Auklėtiniam. Kad labai greit prabėgtų tas 100 dienų. Ir kaip aš sakiau, kad studentiškas gyvenimas bus lengvesnis negu 12 klasė. Jeigu vėžlys neturi kiauto, tai jis benamis ar nuogas? Ne, jis nuogas. 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 Ką manote apie ekonominę krizę ir kaip jūs ją įtakojate? Neįtakoja, netik. Tai jūs jį labai paveikė. Taip, labai. Ar turite pinigų? Ne. Gaila. Kodėl? Būčiau atėmęs. Ar atsakote iš Juliaus poelgius? Iš Juliaus? Ne. Jūs jų nemėgstate? Ne. Be to, aš įsirašiau paieškoti jų atsitiktinuose namuose. Kaip manote, ar įmanomi savaitiniai žmonių slėgimai? Ne. Kodėl taip manote? Ką aš žinau? Iš kur atsiranda vaikai? Ne. Jūsų tėvai jums nepasakoja? Ne. Ir neturite interneto? Ne. Ir dabar žiūrėkit, yra taip. Būna vyras ir būna moteris. Ką jūs manote apie savo durų kodą? Pats geriausias pasaulyje turiu kodą. Nemanote, kad ir koksai kapinas gali atrakyti duris ir bėgti? Kodėl? Kaip atspėjote jūs? Mes, nežinau, pagalvojom paspausti vieną skaičių ir gal tai bus tas kodas. Nieko nesakykit. Esate girdėję apie sraigtagalių šikšnosparnį? Ne. Kaip manote, kokia tai gyvūnų rūšis? Gal šimtuotis. Tiesą sakant, tai žuvis. Žuvis. Taip. Geras gyvūnas. Mes viską žinome, nuo mūsų nieko nepaslėpsite. Ką vėl paklaust? Kokią nors nesąmonę, ne? Tai ką nesupra pasakyti. Tai jau turbūt. Nu, varyk. Kaip manote, jeigu miške nuvirsta medis, bet vienintelis žmogus, kuris tai gali išgirsti, yra užmušamas krintančio medžio, tai ir tas žmogus išleidžia kokį nors garsą. Kaip manote? Išleidžia? Kodėl taip manote? O tu nerėktum niekada. O kokia prasme rėkti, jeigu niekas tavęs negirdi? Nu šiaip, nu prieš pakratant kojas. Reikia gerai išsirėkti. Ką aišku, paskutinis kartas, kai gali išsirėkti.
Ar dažnai išsirėkite? Kvaili klausimai. Ar labai laukia gimtadienio? Taip, Kodėl? dėl to, kad bus didelį pienki. O, daug piekinsit. Jo, Kiek? 2 davai. Vienas įdomiausių Homo dvyliktoficus gyvenimo etapų yra jų metamorfozės ciklas, trunkantis lygiai 100 dienų. Likus 100 dienų iki pavasario pabaigos jie pradeda šį ciklą suvartodami didžiulius kiekius kenksmingų alkoholinių medžiagų. Šį ciklą jie toliau tęsia misdami didžiuliais popierinių knygų kiekiais. Šiam pasiruošimui pasisakant, Homo dvyliktoficus Homo dvyliktoficus evoliucionuoja į aukštesnę savo formą Homo studentificus. Priešingų atveju Homo dvyliktoficus evoliucionuoja į Homo chronijus ir tampa genties atstumtojų, neturinčių jokio socialinio statuso. Iš patikimo anoniminio šaltinio, kurio neminėsiu, direktoriaus, sužinojau, jog 12-okai dauginasi mitozės būdu. Tai atrodo štai taip. Taip pat sužinojau, jog 12-okai minta 5-okais, kad išsaugotų savo jaunystę ir skalčią veido odą, nenaudojant Avon kremų. Aplinkui sklando ir dar kitas intriguojantis mitas, teigiantis, jog 12-okai geba atsiauginti galūnes. Mano paminėti mitai buvo tik keletas pavyzdžių iš kasdieninio 12-okų gyvenimo. Atlikę šį tyrimą įsitikinau, kad su 12-okais galima visai taikiai sugyventi. Todėl aš ir visa mano komanda linkime 12-okams išlaikyti egzaminus ir tapti Homo studentificus. Nustumiu kamerą. Taip pat sužinojau, kad 12-okai minta 5-okais, kad išsaugotų... Minėdas! Ačiū, Alfredai. Šiam tyrimui aš slapčiau daugybę kamerų po Homo dvyliktoficus gyvenamąją aplinką. Na gerai. Taip pat sužinojau, jog 12-okai minta 5-okais. Taip pat sužinojau, jog 12-okai maitinasi 5-okais, kad aplinkui sklando ir... Tai keletas pavyzdžių iš... Tai keletas... Mes ten valstybinius, žinok, taisėmės. Ką manau apie globalinę atšilimą? O ką tu manai apie globalinę atšilimą? Kaip tu gali tokį klausimą bet tu manai, kad čia yra normalus klausimas? Kad aš blogai manau apie globalinę atšilimą. Jis supyko. Afrikos plotas! Tu ten turėjai bėgti. Jūs žinotumėt, kaip jis man maišo? Hello. Nenaudojant Avon kremų. Su gyvenamąją teritoriją. Grįžtume prie tavęs. Gegužė. Susitiko du naujieji rusai. Vienas rusas sako. Šiam tyrimui aš slapčiau daugybę kamerų po Homo dvyliktoficus. Ir šis piešinėlis, kurį aš vakar padariau, tai iliustruoja.
Turiu pasiimti draugą, kurio labiausiai nemėgsti. Nemėgsti. Šitas. Raukai, taip. Paslaptingai, striktagarbiai, šikšnosparniai. Pasakiau striktagarbiai? Šraitagarbiai.